iš konsultacijos apie kovo mėnesį gimusi vaiką. Mama viena klausia, kaip suprasti, ar tinka. Dukros gimimo data yra kovo 30 dieną. Numerologinė analizė parodė, kad ji yra kovo mėnesio vaikas. O tai reiškia, kad jos gyvenime pagrindinis ryšys formuojasi su mama. Tokie vaikai tikrai dažnai ateina iš pasaulio su užduoti. Mokytis per santykius su mama. Jie intuityviai jaučia jos emocijas, perima elgesio modelius ir netgi gali būti veidrodžiu atspindėti viską, ką mama slepia viduje. Bet svarbiausia, kuo anksčiau toks vaikas tampa savarankiškas, tuo geriau jam sekasi gyvenime. Pasidalinau su mama įžvalgomis, jei per ilgai globojai ir neleidai suklysti, vėliau klaidos smogs visą jėgą. Svarbu laiku paleisti tokius vaikus ir leisti mokytis per patirtį. Nes jeigu būtent toks vaikas per daug bus prisirišęs prie mamos, tai ženklas, kad jis dar nesijaučia saugus ir savarankiškas. Žinokit, mama pripažino, aš stengiausi apsaugoti ją nuo nesėkmių, bet dabar suprantu, kad tai gali trukdyti jos augimui. Taigi, mėlėjai, kiekvienas vaikas atsineša savo misiją ir pamokas. Ir jeigu jūs norit sužinoti, kokią misiją ir pamokas atnešė jūsų vaikas arba kokią pamoką neša jis jums, nes vaikai irgi mus mokina, tai jūs žinot, kur kreiptis. Lauksiu jūsų žinučių.